Jo, iš tikrųjų man dar vis stebina, kai mes tą vadinam naują. Mes tikrai jau pakankamai ilgą laiką dirbam su tuo ir tai jau yra, jeigu kalbame apie projektavimą, tai jau būtų 4 metai. Mes savo projektus darome BIM aplinkoje, 3D aplinkoje, naudojam tos duomenys plačiai. Ir šiai dienai aš galiu drąsiai pasakyti, kad mes turbūt 95–98% savo projektų atliekam būtent taip. Tai ar tas nauja? Manau, kad ne. Mums tai ne. Kaip atsirado iš tikrųjų, tai konkretus designers įmonė priklauso didelė įmonių grupiai, konkretus grupiai. Šitoj grupiai yra tokie žinomi vardai kaip Markučiai, RCP Construction, tai yra didelis gamintojas, gelžbetonių konstrukcijų gamintojas, yra montavimo įmonė. Ir šita grupė suvienijo jėgas dideliem projektam, būtent Skandinavijos rinkoje. Tai yra Švedija, Norvegija, Suomija. Ir esminė tų projektų galbūt tokia, kaip pasakyti, galbūt išskirtinumas esminis to projektų yra tas, kad tai yra design build kontraktai, labai populiarūs Skandinavijoje. Tai yra projektas nuo projektavimo iki sumontavimo vienose rankose. Ir tai yra, kad pagrindinis valdytojas suranda įmonę ar įmonių grupę, kurie atlieka projektavimo darbus, gamybos darbus, logistiką užtikrina ir pastato jam pastatą. Atsakomybė yra vienose rankose. Ir mes iš tikrųjų šiai dienai esam stipriausi toje vietoje. Mes žinom, kaip funkcionuoja kiekviena įmonė, kas yra svarbu kiekviena įmoniai. Ir būtent iš to atsirado BIM-as mūsų įmonių grupiai, nes vienas dalykas yra naudoti BIM sistemas projektavime, o kitas dalykas praplečiantis visą BIM teikiamą naudą naudoti tos duomenys gamyboje, logistikoje, montavime. Ir čia yra turbūt didžiausias laimėjimas, ką šiai dienai leidžia BIM-as. Aš vienareikšmiškai tuo tikiu, nes iš tikrųjų, kai viskas prasidėjo, kai mes pradėjom, aš tai pavadinčiau, mūsų įsivaizduojamam BIM-e dirbti, pradėjom dirbti trimatėje erdvėje. Tikslas buvo padaryti projektą, padaryti pastato modelį, iš jo automatiškai generuoti brėžinius, kiekių žiniaraščius. Tačiau BIM-as yra daug platesnė sąvoka ir iš tikrųjų BIM-as tai yra tas modelis, 3D modelis, kuriame yra labai daug informacijos, kurią gali naudoti visi proceso dalyviai. Šiai dienai mes jos naudojam nemažai, bet aš manau, kad tai yra tik tai tiek, kiek mes jos galim išnaudoti. Ar tai turi perspektyvą ateityje? Tai turi milžiniškų perspektyvų, nes iš tikrųjų tai įgalina tiksliau planuoti, tai leidžia tiksliau susiskaičiuoti tiek kaštus, tiek laiką. Iš tikrųjų tai yra tikrai didžiulės galimybės ir ateityje aš neįsivaizduoju kitaip statybos proceso, jeigu nebus naudojama BIM. Mūsų didžioji dalis paslaugų yra eksportuojama, kaip minėjau, į Skandinavijos šalis, didžioji dalis Švedija, Norvegija, Suomija ir truputį Baltarusija, Kaliningrado sritis. Lietuvoje iš tikrųjų yra tam tikra dalis daromų paslaugų ir džiugu yra tame, kad iš tikrųjų ta paslaugų dalis paskutiniais metais ūgtelėjo. Tai truputį pakeitėm Rusijos rinkos sumažėjimą, bet tendencijos kol kas matosi Lietuvoje neblogos. Turiu omeny, pradeda keistis mąstymas projektų dalyvių. Reikia kokybės, reikia kitokio požiūrio, reikia naujų sprendimų. Ir šitoje vietoje mes tikrai turim pranašumą, nes mes visą gerąją patirtį įgytą užsienio rinkose, mes ją parsinešam čia ir mes Lietuvoje dirbam lygiai taip pat su tokia pačia kokybė, su tokiu pačiu greičiu, su tokiu pačiu planavimo tikslumu, kaip ir Skandinavijos šalyse. Galima paminėti, iš tikrųjų didžiuojamės vienu iš projektų padarytų Lietuvoje, tai vienas iš tokių didesnių projektų 5 daugiabučių kvartalas Vilniuje. Tai yra surenkami stambiaplokščiai daugiabučiai, daugam asocijuojasi senais tarybiniais namais, bet iš tikrųjų tai yra visiškai nauja technologija. Ir ko šitoje vietoje mes labai didžiuojamės, tai yra apskritai pirmas Lietuvoje daugiabutis, surenkamas būtent daugiabutis, kuris yra sertifikuotas A klasės energinio efektyvumo. Tai iš tikrųjų analogų kol kas tokių nėra, būtent surenkamų daugiabučių segmente. Tai tikrai parodo, kad tai yra kokybiški sprendiniai, tai yra kokybiški gaminiai ir apskritai kompleksiškai tai yra kokybiškas sprendimas.
Aš matau aiškias tendencijas, kur sparčiausiai juda BIM-as. BIM-as sparčiausiai juda tos įmonėse arba įmonių grupėse, kurios turi savo statybininkus, savo projektuotojus, savo gamybos įmonės, nes jos aiškiausiai supranta, ko jom reikia ir kokią naudą iš to gali gauti. Tai natūralu, judėjimas tame segmente yra sparčiausias. Taipogi, jeigu kalbant apie projektų vystytojus, vis dėlto privatus projektų vystytojai labiausiai tą supranta, jie pradeda pastebėti, nors ir po truputį, pradeda pastebėti naudą. Iš tikrųjų, tikrai džiugina toks įvertinimas, tikrai tai yra vienas iš didesnių įvertinimų toje srityje, kurioje mes dirbame. Ir džiugu, kad mes esam pastebėti Lietuvoje, kur tikrai darom nedidelę galbūt darbų dalį, bet džiugu, kad mes galim tą užsienio patirtį perkelti į vietinę rinką. Ir tikrai tai yra didelis įvertinimas visos mūsų komandos, kuri jau su tuo dirba, gilinas jau apie 4 metus. Ir tas kryptingas darbas, nuolatinis tobulėjimas, gilinimasis, kai yra pastebimas, tikrai tai atneša saldžių vaisių, nors tos šaknis tikrai pačioj pradžioj buvo labai ir karčios, ir reikėjo daug valios, pastangų pereiti prie to. Ir dabar tikrai yra toks nemaža euforija iš tikrųjų būti pastebėtėm. Iš tikrųjų, tas projektas startavo taip, kaip ir daugelis visų mūsų projektų. Gavom architektūrinę viziją, architektūrinį modelį, tokį grubų. Viskas prasidėjo, kad mes sukūrėm to pastato koncepciją 3D erdvėje, išsprendėm preliminarius mazgus, jau turėjom konstrukcijų visus kiekius, atlikom panaudoję modelio duomenis, atlikom skaičiavimą visų grandžių. Kiek kainuos projektavimas, gamyba, logistika, statyba. Dalyvavom tenderį, iš tikrųjų aplankė sėkmė, mes tą projektą laimėjom ir tada prasidėjo labai aktyvus darbas. Aš manau taip, vienas dalykas, tai yra tarptautinis projektas. Džiugu, kad dirbom su viena Lietuvos komanda, būtent fasadų tiekėjų statikus tame projekte, kas mums truputį ir palengvino bendradarbiavimą, bet mes dirbom tarptautiniai komandoje, Norvegijos pagrindė buvo kompanijos ir iš tikrųjų nesumaišė net kalbos barjerai, mentalitetų skirtumai tame bendravime, problemų sprendime ir tas nuolatinis bendradarbiavimas iš tikrųjų davė tą gerą tokį rezultatą, ką mes turim, nes iš tikrųjų nenukentėjo nei pastato architektūra, nei inžinerija, nei tos tam tikros konstrukciniai sprendimai, jie liko daugiau mažiau tokie, kaip buvo pačioj pirmoji mūsų idėjoje. Iš tikrųjų, pastato specifika tokia tikrai yra, tikrai pastatas yra specifinis, tikrai nedažnai mes tokių pastatų projektuojam ir galbūt tikrai norėtųsi pasigirti šitoje vietoje, paminint, kad tai yra pastatas Norvegijoje, tai yra Norvegijos šiauriai. Tai pastatas yra ties poliariniu ratu, kur beveik didžiąją dalį statybos periodo buvo poliarinė naktis ir 2-3 valandos šviesos. Tai iš tikrųjų tai tikrai sunkino statybos procesą. Reikia paminėti, kad tai pastatas yra seisminiai zonai, kas Lietuvos projektuotojams tai yra tikrai didžiulis iššūkis, kai mes paprastai Lietuvoje to neturim. Tai antras objektas seisminiai zonoje ir iš tikrųjų gerai, kad mes jau truputį buvom apšilę kojas ir jau žinojom, kaip tą daryti. Tai pastatas yra ant jūros kranto, praktiškai dalį konstrukcijų skalauja jūra. Tai yra pastatas, kur pučia stiprūs vėjai, sniego apkrova už Lietuvos apkrovą yra didesnė kelis kartus. Ir visa šitą sudėjus iš tikrųjų buvo sprendimų, kuriuos darėme pirmą kartą gyvenime. Tikrai reikėjo daug nestandartinio mąstymo, nestandartinio požiūrio, daug įdėti darbo. Tikrai, kaip pasakyti, komanda buvo labai subalansuota ir susikoncentravusi į tikslą. Tai iš tikrųjų šitoj vietoj tikrai net nestandartinis projektas, kuris tikrai pareikalavo visų didelio indėlio. Ir iš tikrųjų šitoj vietoje aš džiaugiuosi, kad mes kad sudalyvavom tame projekte, kaip projektuotojai, gamintojai, logistai ir statybininkai, priėmėm tą iššūkį
Ir iš tikrųjų šiuo metu tikrai džiaugiamės tais projekto rezultatais. Tai pirmas seisminį zonoje, taip pat Norvegijoje, tai buvo truputį piečiau, bet jau tenai irgi pasižymėjo dideliais vėjais, ypač pavasarį, rudenį, tai taipogi buvo 3 ofisų pastatas. Su šito pastatu beje mes dalyvavom irgi ir tarptautiniuose BIM apdovanojimuose ir paskutiniais metais su šito projektu laimėjom specialų būtent Teklos prizą, likom šalia pagrindinio apdovanojimo ir nelikom nepastebėti iš tikrųjų. Tai va tokie projektai nebūna galbūt dažni, bet jie tikrai pareikalauja to priimti tą iššūkį ir sudalyvauti. Apie šitą formą kalbant. Iš tikrųjų, tikrai buvo į ką pažiūrėti, tikrai didžiuojas būtent tuo, kaip mes lietuviai judame šitoj srity. Tai yra gera pažiūrėti, tikrai yra naudingi tokie susitikimai, nes tikrai mes žiūrim į save taip pat savikritiškai ir tikrai pamatėm ne vieną gerą vietą, kurioje vietoje mes nesam dar pajudėję, o jau kažkas yra padaręs. Tai tiesiog yra gera idėja, iš karto užfiksuojam ir galvojam, kaip pabandyti tą padaryti patiems.